Sveiki, susitinkam paskutinį kartą šiame sezone. Čia yra 5. šūvis ir šiandien tokia bus toks netradicinis epizodas. Norėsiu pašnekėti apie optiką. Labai didžiulis vėjas šiandien, įjungiau noise cancellingą, tai tikiuosi girdžiuosi normaliai ir tarsi tą vėją panaikina, nes tikrai labai didelis vėjas. Kodėl aš nusprendžiau pašnekėti apie optiką, nes sezono pradžioje šiek tiek apie ją užsiminiau, kad yra ten dioptrijos, yra paraleksas ir kiti dalykai, bet labai trumpai užsiminiau apie tai ir iš tikrųjų norėčiau šiek tiek išsiplėsti, kad jeigu jūs nusipirkstumėt naują optiką, pasikeistumėt naują optiką ar tiesiog įsigytumėt ginklą su nauja optika. Aš noriu papasakoti apie optiką plačiau, kaip ją susireguliuoti, kaip ją pritvirtinti prie ginklo teisingai. Ir žinoma, kaip paversti optiką jums paklusnių, tobulų prisitaikymo daiktų. Tai tik įsigijus naują optiką, nuo ko reikėtų pradėti. Jos nereikia iškart pult taisyti ant ginklo ir jau tada prisišaudyti, bandyti ginklą ir panašiai. Ne. Iš principo beveik visos optikos turi diopriją. Reiškia, jeigu jūs nešiojate akinius, net jeigu jūsų akys yra sveikos, jums vis tiek ją reikia sureguliuoti. Paprastai, kai nusiperki optiką, jinai būna prisukta pilnai. Pažiūrėjus per taikiklį, jums gali atrodyti, kad kaip ir viskas gerai, kaip ir viskas ok, čia nieko sukioti nereikia, bet aš jums rekomenduoju ją susitvarkyti, netgi jeigu jūsų akys yra sveikos. Pirmiausia, ką jums reikėtų daryti, atsisukti ją pilnai. Kai ten tarp dioptrijos žiedo ir pačio optinio taikiklio būtų tarpas. Atsukat pilnai kiek tik įmanoma ir tada pažvelgti per optinį taikiklį. Jūsų kryžius, taikymosi kryžius, pavadinkim taip, turėtų būti išsiliejęs. Dėl ko aš sakau atsukti pilnai? Nes jeigu bus pilnai prisuktas, sveikoms akims gali pašauti, kad viskas gerai, bet iš tikrųjų mes galim pasidaryti dar geriau. Taigi, atsisukam pilnai ir kaip mes dioptriją susireguliuojam. Mums reikia pažiūrėti į kažkokią vietą, kur yra viena spalva. Idealiausiai būtų balta. Bet šiandien dangus yra toksai su debesėliais, tai galiu rasti plotą, kur nėra debesies, yra visiškai mėlynas laukas. Mėlynas dangaus laukas, sakykim taip, ar ne? Ir kažkokie vabalai puola mane. Ir tada tiesiog pažiūrim per optiką ir pažiūrim į mūsų kryžių, ar jisai yra ryškus. Bet mes ilgiau 3 sekundžių negalim žiūrėti, nes daugmaž po 3 sekundžių akis pati sufokusuoja tą žiedą, tą pliusą. Kryžių, net nežinau kaip jau pavadinti. Taigi, ką mes darom? Atsisukam pilnai, pasižiūrime vieną tašką, išsiliejęs. Biški pasukam. Vėl. Pasižiūrim, išsiliejęs. Biški pasukam. Pasižiūrim, jau lik ir ryškus. Dabar, kai pirmie žingsniai ryškumo atsiranda, ką mes darom? Mes žiūrim 3 sekundės, tada nukreipiam žingsnį, tada nukreipiam žvilgsnį, vėl pasižiūrim ir dar pasukam žiūrėdami. Vėl nusukam kažkur kitur į tolį, kur nors pažiūrėkim, kad mūsų akis atfokusuotų tai, ką mes matom per čia. Vėl pažiūrim ir vėl bandykim sukti. Ryškėja, toliau, gerai. Vėl žiūrim kur nors į tolį, kad akis atprastų. Vėl 3 sekundės. Žiūrim, vėl sukam. Dar ryškėja, gerai. Ir taip sukam, kol tas ryškumas pradeda blankt. Viskas, pradėjo blankt, reiškia atsukam atgal, ten kur buvo ryškiausia. Ir jūs pamatysite, kad tas tarpas paliktas ir atsukus pilnai ir tada tvarkant dioptriją, daug geriau, daug ryškiau taikinys pasidaro, kryžius taikymusi, negu darant atvirkščiai, reiškia, jeigu jis pilnai prisuktas ir atsukinėjant po truputį ir tada žiūrėt. Nes mano akis yra visiškai sveikos, bet kaip matot, vis tiek yra tarpas. Ir čia yra daug ryškiau, negu dioptrija būtų prisukta pilnai. Kai dioptriją sutvarkom, galim uždėti, jeigu turite dangtelį. Daug kas nemėgsta dangtelių, man jie patinka. Ir viskas. Ir mano taikinys yra labai ryškus. Kur aš be pažiūrėčiau, mano taikymasis kryžius yra labai ryškus. Gerai.
kai susitvarkiam su dioptrija, mums reikėtų užsidėti ringus. Kitaip sakant, optikos laikiklius. Dabar kaip taisyklingai juos uždėti? Visada rekomenduoju, dedant optikos laikiklius arba ringus, nedėti toliausiai. Dėti šiek tiek arčiau vidurio. Ne visiškai per vidurį, bet šiek tiek arčiau, tam, kad jeigu bus poreikis, mes juos galėtumėm dar šiek tiek pakoreguoti. Visada dedant turėtumėt pasižiūrėti vietas, ant kurių tvirtinasi, kad nepadėti per toli. Tai vat aš maždaug pasižiūriu, daugmaž va tai va, aš jau galėsiu optiką užmautinti, jeigu reikės. Prisukam žiedus, labai smarkiai neverškit, nes greičiausiai juos reikės dar koreguoti. Tada reikėtų nuimti viršutinis žiedo dalis, visiškai pilnai nuimti. Tuoj paaiškinsiu, kodėl. Gerai, užsitvirtinom savo žiedus, virš nuėmėm. Kodėl? Todėl, kad pirmiausiai, ką mes darom, uždedam optiką, bet nededam žiedų viršaus. Dėl to, kad mūsų optika galėtų kažkiek judėti tarp žiedų. Kad ir minimaliai, jeigu mums trūks judėjimo, tada mes kompensuosim su pačiais žiedais. Dabar ką aš noriu padaryti? Aš noriu susitvarkyti paralaksą. Tam reikėtų nusimti akinius, žinoma, ir žiūrėti, kad kepurė netrukdytų to daryti. Ką reiškia paralaksas? Reiškia, mes turime dabar įsitaisyti patogiai. Reiškia, įsiremti buožę į petį, kad būtų patogu, užsimerkti ir įsivaizduoti ginklą, kad mes dabar šausim. Ir tada atsimerkti. Ir žiūrėti, kaip yra su optika. Jeigu optika ryškiai ir pilnas vaizdas matosi, viskas idealiai pataikyta. Bet jeigu matosi mažas vaizdas ir daug šešėlio šonuose, reiškia, optika yra per toli arba per arti. Aš dabar pridėjęs matau šešėlį. Jeigu aš stumiu tolin, šešėlis didėja. Jeigu aš traukiu, biški mažėja. Reiškia, man reikia minimaliai atitraukti ir tada dar su žiedais šiek tiek paeiti atgal. Ta ir padarykime. Kadangi optiką atitraukiau pilnai, galime uždėti žiedus ir juos prisukti. Bet neprisikunėkite labai stipriai, nes dar darysime vieną žingsnį, apie kurį aš pašnekėsiu visai tuoj pat, kai tik tai susitvarkysim paralaksą. Paralaksas reiškia, jums turi būti patogu. Jūs paėmėt ginklą, išpridėjot žandą prie buožės taip, kaip jums patogu ir iš karto turite matyti puikų, gražų, gerą vaizdą. Gerai, kai žiedai yra pritvirtinti, atsukam laikiklio apačią, tik tiek, kad mes galėtumėm tiesiog paslankioti mūsų optinį taikiklį, bet jo nenuimti. Tiesiog, kad jis galėtų važinėti bėgeliais. Labai va, viskas. Aš jau matau, kad juda. Ir vėlgi, ta pati situacija. Įrėmėm į buožę, užsimerkiam, atsimerkiam ir aš matau, kad man yra per daug šešėlio, todėl aš patraukiu optiką ir va. Dabar man yra patogu, aš patogiai laikau ginklą, patogiai žiūriu pro optiką ir aš matau pilną vaizdą. Ir dabar, kas yra svarbiausia, kai yra patogu ir matom pilną vaizdą, šiek tiek pajudinam galvą. Ir taikinys, į ką mes taikomės, ir mūsų kryžius, taikymas į kryžius, jis neturi judėti. Jeigu mes žiūrime ir judinam galvą patogiai, ir taikinys šiek tiek juda, ta prasme mes matom ne taikinys, bet mūsų kryžius taikymusi. Tai reiškia, mes matom taikinį, judinam galvą ir mūsų kryžius irgi kartu juda. Čia yra paralaksas ir tai yra blogai. Jeigu taip yra, mes turime dar šiek tiek optiką pastumdyti pirmin atgal, kol matysim pilną vaizdą, judinsim galvą ir mūsų taikymas kryžius įbestai stovės į vieną tašką ir jisai nejudės. Tada, reiškia, paralaksų nebėra. Ir tada, man patogu, aš judinu galvą ir mano taikymas į kryžius stovi tiesiai. Viskas, aš atsimenu šitą poziciją ir dabar tvirtinimo žiedus aš pritvirtinu stipriai. Reiškia, dabar jau galima pilnai prisukti, pritvirtinti taip, kad jisai neatsilaisvintų,
nes mes šitos vietos jau nebejudinsime. O taipogi, kadangi mes ne tik susitvarkėm paralaksą, kad judinant galvą kryžius stovi vietoj, bet ir matom pilną vaizdą, reiškia mes susitvarkėm kartu ir eye relief. Eye relief reiškia patogi pozicija ir atmerkus akį, na, kaip sakiau, mes pristaikom, atmerkiam akį ir mums turi būti pilnas vaizdas patogioj būsenai. Čia yra eye relief. Paralaksas yra judantis taikinys, tai iš principo du dalykus sutvarkėm vienu metu. Dabar, kodėl sakiau viršutinių žiedų neprisukti labai stipriai, to jums paaiškinsiu. Galim biškį jos atlaisvinti. Šitam dalykui iš tikro geriausiai labai sužaistų, jeigu mes turėtumėm gulščiuko tą kapsulytę. Žinote, kur yra burbuliukas ir kad mes žinotumėm, kad mes laikom tiesiai ginklą. Ta kapsulytę būtų galima uždėti ant šitos vietos. Visos optikos turi šitą vietą tokią plokščią. Ir tiesiog net nereikėtų žiūrėti pro optiką realiai. Mes galėtumėm pasukiuoti, pažiūrėti, kad tas burbuliukas būtų per viduriuką ir tada prisukti. Kadangi aš tokios neturiu, ką aš darysiu? Aš nusitaikysiu kažkur ir aš tiesiog pasukiuosiu savo ginklą. Ir kam man šitas reikalingas? Tam, kad mano kryžius būtų tiesiai. Nes jeigu aš biškį kreivai uždėsiu optiką, aš kai taikysiuos, mano kryžius bus pasvyręs į vieną arba kitą šoną. Kad to nebūtų, patogu, labai gerai. Aš tiesiog susireguliuosiu kryžių, kad jis būtų tiesiai. Gerai, tai va, man patogu, jeigu aš taikusi. Labai patogu, jeigu priekyje kas nors yra, pavyzdžiui, namo kampas ar tiesus medis, tada galima pagal jį irgi sukoncentruoti, kad mūsų viršutinis kryžius eitų lygiagrečiai su tuo tiesiu daiktu. Deja, aš matau priekyje tik tais mišką, yra keli medžiai, bet jie tokie šiek tiek kreivi. Kaip puikiai viskas veikia. Optika plius minus irgi tiesi. Nekreiva. Ir viskas. Ir dabar nepaleisdami ginklo, atsargiai priveržėme kelis varžtelius. Ir įsitikinam, kad mūsų ginklas nepajudėjo. Gerai. Viskas liko kaip buvo. Dabar galima ginklą atitraukti ir pilnai pritvirtinti viršutinius žiedus. Dar vienas esminis dalykas, ką jums reikėtų žinoti, kad žiedai mūsų optikai yra 3 dydžių, tai yra small, medium ir high. Reiškia, kuo didesnis mūsų išeinamasis stiklas, šiuo atveju čia yra 50, tuo aukštesnis žiedas, laikymo žiedas turėtų būti. Tai iš principo, jeigu nežinote, kuris jums žiedas yra reikalingas, jums tiesiog reikėtų uždėjus optiką ant ginklo žiūrėti, ar optika nesiekia ginklo apačios. Realiai tarp optikos ir ginklo turi būti tarpas. Optika jokiais būdais negali liestis su ginklu. Optika ypačiai nelabai sveika, jeigu gauna labai didelius virpesius. Taigi, būkite įstikinę, kad tarp optikos ir ginklo yra tarpas. Ir pagal tą pasirinkite savo tinkamą žiedą. Taip pat tą darykite ir pagal jūsų patogumą. Jeigu jums tinka ir high ir medium, tai žiūrėkite, kaip jums patogiau pridėjus žandą. Jeigu uždėsite high ir optika šiek tiek bus per aukštai, negu jums patogu, rinkitės medium. Ir atvirkščiai, jeigu pasirinkat medium ir optika yra šiek tiek per žemai, negu jums patogu uždėjus žandą, imkite high. Taigi, ką mes šiandien išmokome? Mes išmokome, kad filmuoti per tokį didelį vėją yra visiška nesąmonė, bet kartais nutinka taip, kad, nėra iš ko rinktis. Taip, o kalbant ne apie tai, o kalbant apie šį video, mes išmokome, kaip susireguliuoti mūsų dioptriją, prisitaikyti prie akių mūsų taikymus į kryžių, kad jis būtų labai ryškus. Išmokome susireguliuoti mūsų optikos toli nuo ten, kur dedame mūsų žandą, kad ne tik eye reliefas būtų patogus, reiškia, mums patogiai pasiėmus ginklą mes matytumėm iš karto visą taikinį be jokių šešėlių, bet ir kad neveiktų parallax efektas. Reiškia, kai mes patogiai laikome, šiek tiek judinam galvą ir mūsų kryžius juda su mumis. To būti negali. Kai kurie optiniai taikikliai netgi turi tą dalyką, reiškia, kadangi pas mane yra apšvietimas,
vietoj apšvietimo kartais būna paralaks efektas. Paralaks, atsiprašau, bokštelis, kuris kompensuoja paralaksą ir tokiu atveju tada mes tvirtinam optiką kaip mums patogu ir dėl paralakso visiškai nesukam galvos, dėl to, kad jeigu mes, sakykime, šaudom 100 metrų, mes paralakso bokšteliu nusistatom 100 metrų ir mums paralaksas automatiškai tampa tobulas. Šaudom 20 metrų, nusisukam iki 20 metrų. Žodžiu, yra sunumeruoti metrai ir pagal tą mes galim susireguliuoti. Jeigu, sakykime, yra 100 metrų, 300 ir panašiai, o mes šaudom 200 metrų, tai logiška, statom per viduriuką, žiūrim per optiką ir reguliuojam, kol paralakso efektas dingsta. Gaila, kad ne visos optikos turi paralakso bokštelį, bet yra kaip yra. Tai ačiū Jums, ačiū už tai, kad buvote visą sezoną, buvote su manim, išbandėm įvairiausius dalykus. Kitam sezone mūsų laukia kitas ginklas, kita optika ir kitokie epizodai. Tai ačiū Jums ir iki kitų metų. Tchau.